Čitanja Mahaprabhu tai yra pats Krišna, reiškia, ir Radharani, tai kartu vienoje asmenybėje labai ypatinga inkarnacija būtent Dievo. Tai yra Radha ir Krišna kartu vienoje asmenybėje. Tai yra Krišnos kūnas ir Radharani širdis. Tai būtent Čitanės Mahaprabhu malonę mes gaunam šitą gėrį šitoje Kalijugoje. Būtent jisai dovanoja šitą Hare Krishna Mahamantros sankirtnos judėjimas, tai vadinasi, jis dovanoja šitas Hare Krishna Mahamantros kartojimą kaip pačią galingiausią priemonę. Jis sudėjo visą palaiminimą į tai, kad jeigu mes kartosim Kalijugos gyventojai, būtent šito vaidų amžiaus, ar ne, tai yra degradacijos toksai amžius, kad žmonės jie kartodami šitą mantrą galės pasiekti pilną realizaciją, pilną dvasinį tobulumą ir pilną išsivadavimą. Ne tik tai, kad išsivadavimą kaip Brahma Bhuta, ten Nirvana, tokios būsenos, jos yra išsivadavimo būsenos skaitosi, bet virš to dar yra aukščiau prema, tai yra meilė, siela jinai trokšta meilės, siela gali patirti tokį būvį be kančių. Ir tas būvis vadinasi Nirvana. Tas būvis be kančių reiškia, kai siela išsivaduoja iš materiaus pasaulio dėsnių. Tai vadinasi samsaros ratas, ar ne, kuris mus įtraukia į gimimų mirčių ratą, gimimas, mirtis ir taip pat prisirišimas prie šito materialaus kūno ir, reiškia, nesuvokimas savęs kaip sielos. Tai išsivadavimas reiškia, kai žmogus jis suvokia save kaip sielą, reiškia, ir patiria tada būvį be kančių. Tada būvis be kančių, palaimas, žinojimas amžinybė jį aplanko. Bet tai yra išsivadavimo būsena, Nirvanos būsena, pilna palaima. Bet Anandos jisai tokios kaip ir nejaučia, nes Ananda tai yra palaima, reiškia, bet tokia gili Ananda tai yra jautama, čia pasakyti, iš meilės. Tai šitą sielą, reiškia, tokiam būvyje be kančių, kada yra išsivadavimas, tai yra tokia išsivaduoja iš materijos, bet jinai tokiam yra plaukiančiam palaimos tokiam būsenai, bet siela turi ypatingą dovaną, reiškia, meilės dovaną, tai yra vadinasi prema, ir jinai toliau gali būtent šitos būsenos dar daugiau tobulėti, atstatyti santykį būtent su Dievu, su Krišna, su Radharani, ir tada mėgautis bendravimu ir mėgautis meilę ir santykiu, bet jau dvasiniam pasaulyje yra. Reiškia, yra materialus pasaulis, santykis materialiame pasaulyje suteikia didžiausią džiaugsmą. Santykis, bendravimas, dėl to vyrai nori merginų, merginos nori vaikinų, tai yra, dabar yra trauka, nori draugų, turėti daug, ar ne, tai yra santykis, meilė, bendravimas atneša didžiulį pasitenkinimą. Taigi, bet tai yra materialūs, ar ne, ir jie galiausiai ta materiali tai nėra ta tokia gili tikra meilė, tai yra daugiau, mažiau yra paslėpta po geismu, paslėpta po, reiškia, egoizmas yra tam tikras geismas ir dėl to mes negalim per tai pajausti tos tokios sielos saldžios, tos saldumos, tos saldžios meilės, jos ir nėra čia ir žmonės ieško ir jos nėra, bet visgi toliau bando ieškoti, ar ne, nors aplinkui nei vienas nepatyrė šitos meilės, visi kažkodėl tai bando ją patirti. Tai yra tokia iliuzija, būtent tokia apgaulė, taip veikia mūsų ego ir iliuzija, paklydimas, tai vadinasi paklydimu. Bet siela, kai jinai išsivaduoja iš šitos materiaus pasaulio, reiškia samsaros rato gniaužtų per dvasinės praktikas, jinai pasiekia Brahma Bhuta, tai kaip Nirvanos būsena išsivadavimo, patiria palaimą. Bet virš tos palaimos yra kitas dvasinis pasaulis, kai galima statyti ryšį, su dvasinio pasaulio gyventojais, Radharani, Krišna ir visa aplinka, ar ne šita, ir pakliūti tenais, būtent tenais savo amžinų kūno, būtent įsilieti ir būtent tenais, į draugystę, į meilę, į santykį ir visą amžinybę. Tenais neegzistuoja mirtis, reiškia, tai egzistuoja yra dvasinis kūnas, yra amžinas. Taigi, tą ir siūlo visos dvasinės praktikos, tos giliai, tą ir dovanoja Čaitanė Mahaprabhu. Būtent Čaitanė Mahaprabhu labai ypatinga inkarnacija buvo ir tas palaiminimas, jeigu mes norim jį pasiimti, mes turim kartoti mantrą. Kai mes kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, kuo įdėmiau, kuo tiksliau, mes tą palaiminimą pasiimam. Tai taip galima, per mantros kartojimą galima pasiimti šitą palaiminimą. Kitaip tas palaiminimas neteis į mūsų širdį kažkokiu tai būdu, tiesiog iš oro neiškris. Tai yra priemonė, kurią davė jisai. Kartokit šitą harinamą, mantrą, įdėmiai, šokit, dainuokit. Ta prasme, tai procesas yra labai paprastas. Tai yra pats galingiausias dvasinis procesas, ką žmonėms kartais sunku suprasti, ar ne? Ir žmonės daugiau ieško, čia reikia kažkokios tai asanas, daryti kažkokios pranajamas, kažkokias askezes. O čia Čaitanė Mahaprabhu, Kalijugos gyventojams, būtent šitiems mums, kurie mes norim linksmintis, mėgautis, ar ne, ir savo laimingai gyventi, davė tokį nuostabų procesą. Jisai pasakė,
Ir jis pats praktikavo. Šokit, dainuokit šitą Hare Krishna Maha mantrą, reiškia, ir jūs tobulėsit. Ir tai yra faktas. Tai yra faktas. Mes galim kartuot mantrą, mes galim dainuoti, mes galim kartu šokti ar ne ir dainuoti Hare Krishna Maha mantrą. Ir vat, jeigu jūs pakliūtumėt ar ne, kas yra jau galbūt dalyvavęs tokiam labai saldžiam kirtane, tai yra tiek nuostabu ir, reiškia, vyksta dvasinis tobulėjimas. Jeigu jūs pamatytumėt padalyvauti kirtane, ar ne, dainuotumėt visą savaitę, pavyzdžiui, po kelias valandas kiekvieną dieną, jūs pamatytumėt po savaitę, kaip išsivalo jūsų sąmonė, širdis, protas, kaip jūs nuostabiai jausitės. Ir jeigu aš jūs savaitę uždaryčiau, ar ne, ir mes savaitę galėtume tokį festivalį padarytume, ar ne, ir ten tiesiog kalbėtume apie Radharani, apie Krishną ir dainuotume Hare Krishna Maha mantrą, valgytumėm. Savaitę laiko, jeigu jūs pabūtumėte tokioje aplinkoje, tokioje energijoje, po savaitės jūs pasijustumėte tiesiog nuostabiai. Ir jeigu jūs grįžtumėt po to savaitės į savo normalų tą ritmą gyvenimą, kurį dabar turite, ar ne kažkas, tai jūs pamatytum, koks tai tarsi pragariukas, ir jūs pamatytumėt iš karto tos dvasinės energijos šviesoje, jūs pamatytumėt, o kaip taip yra liūdna, reiškia, ir viskas akis atregėtų. Ir kiekvienam linkėčiau patirti šitą momentą, sudalyvauti tokiam patyrime. Kažkas yra buvę pas mane turas, reiškia, buvo, būtent Indijoje organizavau, būtent Govardhane Radha Kundai, kai mes irgi dvi savaitės mes, reiškia, atvažiavo pas mane, reiškia, atvažiavo į sielos labai laimingos ir mes 2 savaitės praleidom dvasiškai, transcendentiškai laiką. Tai buvo sielos faktiškai, kurios grįžo ir pasakojo, kad, sako, tiesiog buvo labai sunku vėl sugrįžti tą gyvenimą, nes to dvasinio patyrimas, ta energija, ta dvasia visa, reiškia, kurią gavo tenais ir kaip jautėsi, reiškia, šito mano turo metu, tai jie po to labai sunkiai galėjo išgyventi, sugrįžę atgal, ir ne, tiesiog, tai tokia kančia, reikia grįžti tokia kančia. Bet tai yra gera patirtis tokia, kad dvasinis patyrimas ir supratimas tada gaunas realizuoja, kad tikrai dvasiniai dalykai, jie atneša tokį malonumą, tokį džiaugsmą ir tokią aukštą sąmonę. Tokį turą tarp kitko organizuosiu spalio 1, spalio 14 dieną, rudenį. Tai kas gali prisijungti. Ir šiandien yra labai ypatinga diena. Mahavendra Puris, tai reiškia, buvo Čaitanijos Mahaprabhu dvasinis mokytojas. Įsivaizduojat, būtent Čaitanijos Mahaprabhu, kuris atėjo pas Radharani ir Krishna tai yra kartu, kurie atėjo dovanoti šitą premą, tai yra pats Dievas. Ir jisai atėjęs čia į šitą žemę, jisai buvo 500 metų atgal, reiškia. Ir jisai atėjęs, net pats Dievas būdamas, jisai priėmė dvasinį mokytoją. Jam nereikia dvasinio mokytojo, jis yra pats Dievas. Bet jisai rodamas mums pavyzdį, kad be dvasinio mokytojo mes negalėsim tobulėti ir negalėsim pasiekti nieko. Jisai pats rodamas savo pavyzdžiui priėmė, reiškia, dvasinį mokytoją, jam lenkėsi ir įgarbino. Ir, reiškia, ir tai buvo labai ypatinga istorija, kai jisai priėmė, reiškia, kaip jis atėjo ir paprašė jo malonės. Tai buvo labai ypatinga, tokia labai ypatinga momentas Čaitanija Mahaprabhu, tai jisai nuo vaikystės buvo toksai padauža labai ir jisai buvo eruditas, reiškia, jisai išmanė Vedas šventraščius, pats Dievas, reiškia, jis yra įkūnytas visų šventraščių ir jisai pamokslavo, visus mokino, reiškia, ir neturėjo labai daug mokinių, bet jis pamokslavo ne bhakti, aplamai bendrai viską, reiškia, jis turėjo daug mokinių ir jos mokino, reiškia, vedų žinojimo ir tie mokiniai tapo labai tobuli vedų žinovai. Bet viena yra dalykas būti vedų žinovo, o kitas dalykas būti, reiškia, žinoti vedų esenciją, esmę. O esmė yra, reiškia, kad aš esu siela, reiškia, Krishna yra aukščiausias Dievo asmuo, Radharani, reiškia, yra aukščiausiai, ar ne? Ir būtent išsiugdyti meilę, būtent santykį, rasą. Tai vadinasi rasą tarp Radharani ir tarp Krishnos. Mes turime įsimėgti santykį. Tai yra vedų esmė. Reiškia, vedų esmė ne tai, kad čia, reiškia, dar įmantriau jūs lestenkit, išmok kažkaip tai gyventi, čia teisingai, tvarkingai ir ne, ir vedas to moka, ir tipo atseit, kaip išlaviruoti materialiame pasaulyje, kad būtų daug maž okei, reiškia, būtumėm tokie laimingi materialiai. Bet ne, vedų yra esmė, reiškia, išsivaduoti šitos materialios laimės, išsivaduoti šitos kūniškos sampratos ir patirti dvasinę palaimą, premą būtent. Tai yra esencija visų vedų, bet ta esencija būna pasiklysta. Vedos, reiškia, buvo skirtos visai plačiai visuomeniai, visokio plauko žmonėms. Bet, reiškia, tai yra vedų esencija, esmė galiausiai jinai susiveda iki to, kad, reiškia, aš esu siela, reiškia, yra Krishna, yra Radharani, ir, reiškia, meilė tarp jų santykis, tas statymas su Dievu, pačiu aukščiausio, atsisakius, reiškia, netgi šitos materijos, ar ne, mes patirsim pačią didžiausią palaimą, ta prasme, mes patirsim Ananda, prema, bhava, tai reiškia dvasiniai jausmai, dvasinės emocijos. Tai yra sunku apsakyti tai materialiais žodžiais, ką reiškia
bhava. Bhava tai yra, kaip mes yra materialūs jausmai, ir vaikinas įsimyli merginą ir jam širdis tiesiog tokia apsvaigsta, nuo to geismo ir jisai nori mėgautis ją, tenkintis ir ten jie kartu susitinkę, tenkinas vienas kitu, tenkina vienas kito poreikius ir tokiu būdu patiria kažkokį tai materialų apsvaigulį. Tai čia yra materialūs jausmai, bet dvasiniai jausmai, jie truputėlį, jie irgi apsvaigsta, bet tame egzistuoja tyra meilė. Tada jisai galvoja ne apie savo palaimą, ne apie savo, laimę, vis galvoja, kai siela jinai galvoja, kaip patenkinti Radharanį, kad jinai būtų laiminga visiškai tyrai, be noro savo nieko, tai yra meilė. Ir tada Radharanį atsako to pačiu savo tyra meilę. Tai gaunasi, aš padarau tave laimingą 100%, susitelkęs visą dėmesį į tavo laimę. O tu, sutelki dėmesį į mano laimę, negalvojant apie savo, be jokių ten išskaičiavimų kažkokių. Tai, tu, dabar, dėl manęs man pusryčių neatnešiai, viskas, aš ant tavęs supykau. Tu pasižiūrėjai į kitą merginą, aš ant tavęs supykau. Tu, kažkur tenais dairaisi į vaikinus kažką, tu man to nuo trečio ir tavęs aš nebemyliu. Tai čia yra tokia skaičiuota meilė, labai kvaila, tokia labai trapi, ar ne? Bet dvasiniu lygiu to neegzistuoja, to nėra. Tai labai gilu, aišku. Ir nėra tokios motyvacijos. Nesvarbu, nesvarbu, kad to aš tiesiog trokštu tave patenkinti, trokštu tave patenkinti, nelaukdamas nieko dėl savo. Ir taip ne mentaliai, ne kažkaip išgalvotai, ne priverstinai, bet savaime. Tiek širdis išsivalo, nebelieka geismo ir, nebelieka ego tiek, kad tai yra tiesiog natūrali būsena suteikti laimę. Ir net nėra minties apie save, ta prasme. Tai yra tiesiog visiškas toksai atsidavimas, kitam. Tai va atsidavimas Radharani, pavyzdžiui, ir ne Radha Bhava, būtent Radharani draugės, tiek jie atsidavusios. Ir Radharani tai yra pati meilės įsikūnimas. Ir tada jinai irgi lygiai atsako tuo pačiu, įsivaizduokit, jinai atsako tuo pačiu. Pačios meilės Mahabhavos įsikūnimas, jis atsako tuo pačiu. Ir jis tokia, kas yra bendravimas, kokia tai yra ananda, kokia yra patiriama, tai yra Mahabhava. Madaniki Mahabhava. Tai yra ypatingas tokias jausmai ir emocijos dvasiniai. Tai faktiškai to trokšta mūsų giliai siela. Ir būtent tas dvasinis būtent dvasinės praktikos, tikros dvasinės praktikos veda į tai. Ir būtent šitą praktiką, ką aš mokinu, tai bandau jums taip pamokinti, paaiškinti, kad tai yra procesas, ko mes siekiam ir taip yra mūsų tikslas. O procesas yra tiesiog, pagrindas yra kartot Hare Krishna Mahamantrą, klausytis apie Radharanį, apie Krishną, bendrauti apie tai ir tavo sąmonę panardinti tą dvasią. Galiausiai tokiu būdu transcendentuoja mūsų protas, mūsų juslės į dvasinę. Ir visgi, pats Chaitanya Mahaprabhu priėmė, prieglobstį kaip dvasinį mokytoją. Kaip pasakau, Chaitanya Mahaprabhu jisai buvo eruditas, jis mokino šitų vedų išminties, turėjo labai daug mokinių, bet jisai nebuvo dar sukoncentravęs vedų į visą tai, kad reikia, užsimti bhakti, kad reikia kartoti šitą mantrą, kad reikia būtent siekti meilės Radharani. Jis to nepasakoja dar, ir Krishna, jis nepasakoja to, jisai pasakoja, bendrai mokino visų vedų. Ir jisai buvo tiesiog neįmanoma apsakyti, jisai nugalėjo visus kitus eruditus, visus vedų žinovus, jie važiavo specialiai, jie išgirdė, Chaitanya Mahaprabhu, jis labai gerai išmano, jie buvo tokie galingi, nugalėjo visus savo vedų. Tiek daug buvo tokių brahmanų, kurie išmanė labai gerai vedas ir jie norėjo pasigalinėti, aš noriu būti pats geriausias vedų žinovas. Ir jie, tarpusavę tokiu būdu rengdavo tokias turnyrus. Ir visi, sužinoja, kad Chaitanya Mahaprabhu yra labai toksai aštraus proto eruditas, jie važiavo tenais, į Navadvipą ir galvojo, aš turiu nugalėti Chaitanya Mahaprabhu. Ir Chaitanya Mahaprabhu visus nugalėjo. Visus brahmanus, kurie visus išminčius, kurie ten laikė save labai didžiais žinovais vedų. Ir Chaitanya Mahaprabhu. Ir Chaitanya Mahaprabhu tokiu būdu gale turėjo labai daug mokinių. Ir vieną dieną jisai atėjo pas dvasinį mokytoją, nusilenkė, sako, aš noriu viskas, priimu tave į savo, tu tap mano guru. Ir jisai priėmė jį. Ir kai tai priėmė, jisai į savo mokinius, Chaitanya Mahaprabhu, tada jis jam pasakė. Ir tada Chaitanya Mahaprabhu jis paklausė, ką aš turėčiau daryti, koks tavo būtų nurodymas. Tada, jam, kad tu esi visiškas kvailys. Tu nieko neišmanai, tu nieko nežinai ir tu esi visiškai kvailys. Ir turi tą suprasti. Ir Chaitanya Mahaprabhu jis nuolankiai priėmė. Sako, nuo šiol aš tau draudžiu net studijuoti vedas ar šventraščius, tu nieko neišmanai. Įsivaizduot, ką jis pasakė, nors jis buvo pats didžiausias vedų žinovas. Ir jis pasakė jam, dėl to,
tu esi nekvalifikuotas, net jam pasakė, bet jisai buvo tyras, atsidavęs Radharanis ir Krišnas, tyras paktas, jis pasakė, tu nieko neišmanai, tu negali sudėti šventraščių iš savo neišmanimo, reiškia, būtent tokiu būdu jis kalbėjo. Ir tau yra tik vienintelė priemonė, reiškia, tobulėt dvasiškai, tu turi kartot šitą Hare Krishna Mahamantrą. Šok, dainuok, kartok, nesvarbu, bet turi dieną naktį kartot Hare Krishna Mahamantrą, reiškia. Ir tokiu būdu tu pasieksi tobulumą. Ir Chaitanya Mahaprabhu, tai jisai, su pilnu palaiminimu, priėmė dvasinio savo mokytojo nurodymą ir jis jau išėjęs iš dvasinio mokytojo, jis pradėjo dainuoti. Ir jis dainavo pirmą tokią bhajaną Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Shrimad Musudana Gopina. Ir dainavo, reiškia, jisai, tas bhajanas, reiškia, Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, kad aš priklausau iš tikrųjų, aš nepriklausau niekam, jokiai kitai šeimai, tik tais Jadavos, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, kad Krišnos būtent šeimai aš priklausau, kad aš nepriklausau niekam, tik tais priklausau Krišnos Radharani šeimai. Tai įsivaizduojat, Hari Haraya, tai yra Hari, tai yra Keshavai ir taip toliau, kad Krišnos šeimai priklausau. Tai mes irgi, reiškia, save laikom kokia šito materiaus pasaulio dalis, čia mūsų šeima, tas anas trečias, ne, ketvirtas, bet paktas iš tikrųjų savo širdie turėtų laikyti savo šeimą Krišna, Radharani, visas dvasinis pasaulis, Purnamasi, Nanda Maharadžas, Jašoda, reiškia, ir ne, Krišna, visos gopės, Lalita, Višaka, Mandžari, Radharanės artimos tarnaitės, mūsų draugės, reiškia, ir ne, Rūpa Mandžari, Lavanga Mandžari, reiškia, Kasturi Mandžari, tai yra, reiškia, mūsų draugės, Rati Mandžari, tai mūsų yra draugės, mūsų šeima yra Radharani, mūsų šeima yra Krišna, mūsų šeima yra, reiškia, visas dvasinio pasaulio gyventojai, Krišnos, reiškia, Krišnos tėvai, Nanda Maharadža, Jašoda, tai yra tiek nuostabu, tai yra Purnamasi, Brinda Devi, ir ne. Tai yra mūsų namai yra Vraja Dhama, ir mes turėtum taip pat, reiškia, jausti, kaip Chaitanya Mahaprabhu, jis pradėjo dainuoti bhajaną, kad aš nebepriklausau šitai šeimai, šitai materialiai niekam. Mano šeima, tai yra Vrajadhamos, Vrajabhasiai. Vrajabhasiai tai būtent dvasinio pasaulio gyventojai, būtent tie, kurie supa Krišną, visi gyventojai, visi Vrajabhasiai, tai reiškia Radharani ir Krišnos visi artimiausiai draugai. Ir tada Chaitanya Mahaprabhu dainavo, aš priklausau šitai šeimai. Tokiu būdu mes irgi turėtume, reiškia, priimti šitą šeimą širdyje. Išoriškai mes atliekam savo pareigą, reiškiam savo pagarbą savo tėvui, savo mamai, ten rūpinamės, ten jeigu yra žmona, ar ten vyras, vaikai, visa kita, tai yra išoriška. Bet viduje mūsų šeima turėtų būti dvasinė, būtent Radharani, reiškia, yra pagrindinė, pagrindas yra Radharani, mūsų pati, reiškia, meilės objektas, pati artimiausia draugė ir aplinkui visa kita, reiškia. Tai va, ir šitą šeimą. Ir Chaitanya Mahaprabhu pradėjo tokį dainuoti bhajaną. Ir reiškia, tada po to bhajanas pradėjo dainuoti Hare Krishna Mahamantrą. Ir jo mokiniai pamatė jį. Jisai buvo toks rimtas, jisai buvo loginis, jisai buvo logiškas iki to, labai rimtas. Ir jie pamatė jį taip dainuojant, šokant, jie sutriko, galvoja, kas čia atsidarė, kas jam nutiko. Ta prasme, jie laukė iš jo, jis visai toks buvo loginis, viską paaiškino filosofiškai ir taip toliau. O čia dabar jis dainuoja. Dainuoja tiesiog. Ir jisai pilna palaima, pilna ekstazė dainuoja. Ir būtent dainavo Hare Krishna Mahamantrą, pradžiais dainavo šitą Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, kad aš priklausau dvasiniai šeimai. Ir sekantis jisai tęsė dainuoti, būtent sekantis bhajanas jo sekė, kad jisai dainavo Hare Krishna Mahamantrą. Ir nuo tos dienos tada Chaitanya Mahaprabhu savo pasiekėjams visiems būtent pamokslavo toliau tokiu būdu, kad jisai pats dainavo šitą Hare Krishna Mahamantrą, pats kartojo ir visiems kitiems likusiems pamokslavo, kad būtent reikia užsiimti šitų šventų vardų kartojimo ir giedojimo, kad pasiekysim dvasinį tobulumą, reiškia, ir pats tą demonstravo, pats demonstravo jau dvasinės palaimas, išgyvenimus, reiškia, būtent šitą bhavą, šitą premą lėjusi per kraštus jam. Taigi, ir jo dvasinis mokytas, sugrįšim prie jo dvasinio mokytojo, būtent net pats Krišna, va čia yra esminis momentas, jis parodė, kad jūs be dvasinio mokytojo negalėsite tobulėti, ar ne? Ir dvasinis mokytojas, jo nurodymai, jisai, reiškia, parodė pavyzdį mums. Ir dėl to mes neturėtume būti kažkokie tai išdidūs, kad aš pasieksiu dvasinės tobulumų, aukštumų kažkur tai be dvasinio mokytojo, aš čia pas kažką tobulėsiu, aš tiesiogiai su Dievu. Jeigu jūs girdite tai reiškia, tai yra netikra. Turi būti būtinai dvasinis mokytojas, turi būti būtinai šventas dvasinis mokytojas, pasiekęs premą, taip pat turi būti šventas, reiškia, dvasinis mokytojas, jeigu jūs norit, tai yra dikša.
eina kalba apie, jeigu jūs norite priimti dikšą, yra šikša gūrų, bhagavata gūrų ir daug yra labai gūrų, tai viskas tvarkoja su jais. Bet ant galo jie veda, jūs tave apmokina, taip toliau, bet jūs turit priimti dikšą gūrų, vadinasi, dukšą turit priimti iniciaciją būtent iš sadų, iš švento žmogaus, ir tai turi būti sadų, turi būti iš tikrųjų šventas žmogus, o ne tai, kad dvasiškai pažengęs arba pasiekęs kažkokių tai dvasinių aukštumų, ar ten žinantis, labai išmantis, labai gerai vedas ir ten atliekantis praktiką, viskas okei. Jisai galbūt gali būti jūsų šikša gūrų, pamokantis gūrų. Galbūt bhagavata, tas, kuris suteikia žinias, ir tokie gūrų yra labai svarbus ir jie yra reikalingi, be jų jūs negalėsite tobulėti. Netgi turėdami dikšą dvasį mokti, jūs taip pat turite turėti, reiškia, bhagavata gūrų, šikša gūrų, pamokančius ir taip toliau aplinkui. Tai yra labai svarbus mokti, bet pas svarbiausias yra dikša, reiškia, būtent sadhu, šventasis, kuris, reiškia, jūs inicijuoja.